Ant jų parašyta Ciano Fix ir jų yra Senukose, Ermitaže, Litagroj, Moki Veži, iš esmės visur, kur prekiauja klijais. Šitokia bonkutė, čia yra 20 gramų parašyta, valio, ji kainuoja apie 5 eurus, gal net 4 ir nežinau, nes pirkau dar keli tai buvo. Ir žodžiu, tai yra daug ekonomiškiau negu pirkti Momento tūbeles, kurios dar be to ir greitai išdžiūva. Na ir glaistas. Glaistas taip pat yra būtinas, nes nebent jūs norite, na kaip, kad jūsų visi sujungimai ant šarvų matytųsi, bet jūs turbūt to nenorite, tai su glaistu juo galima užpildyti. Reikia rinktis vidaus darbams glaistą, tai yra ne laukui, jis yra baltas, jis yra kaip balta košė, neturi jokių ten granulių juose ir kainuoja labai pigiai, Senukose gal 5 litus, bet toks va, kaip yra. Ir toliau. Tai čia tokia yra paslaptėlė, manęs irgi dažnai klausia. Sako, man reikia pasidaryti papašarbį. Kaip sako man daryti? Sako, aš turiu rutulį, tai galiu pašildyti ir aptemti tą formą. Tai vat, sorry, negali aptemti, nes jis linksta tik 2 kryptimis. Tai yra kairė dešinė arba į viršų žemyn, kaip žiūrėsit, bet jis netysta į visas 4 pusės namų sąlygomis. Fabriko sąlygomis taip, yra padaroma, jie turi tam mašinas, bet namų sąlygomis ne. Bet galima padaryti belė kiek sujungimų ir galima išgauti rutulį. Tai va čia nuotraukai matosi siūlės. Ir aš papasakosiu, kaip aš tai padariau, ogi labai paprastai. Aš pasėmiau pusę akrilinio butlo, apklijavau jį maskavimo juostą, visą. Tada ją nulupau ir karpiau tol, kol man išsiskleidė visiškai ant stalo kaip lakštas. Tada aš pasitėmiau tą patį išsikirpau iš PVC, pašildžiau ir ant to paties beje rutulio lenkiau šitos picos trikampus, juos suklijavau per briaunelę su tais klijais ir tarpus išpildžiau glaistu ir šlifavau. Ir pildžiau ir šlifavau, tol kol buvo lygus, gražus ir štai taip atrodo nudažytas, atrodo kaip užtemptas iš karto, ar ne? O taip nėra. Kita. Taip. Kas žiūri anime, visi žino, kad ten visi su kardais laksto. Dauguma. Tai turbūt naudinga būtų žinoti, kaip juos pasidaryti. Aš dariausi Erzos kardą, pilną vidurį, kad būtų tvirtas. Tai galima suklijuoti, pavyzdžiui, 5. 4, jeigu jūsų kardas per storiausią vietą yra 2 cm. Storiausia vieta yra centras, ne? Nuo kurios išeina ašmenys geležtės. Tai reiškia, reikia suklijuoti tiek PVC gabalų plokštumą, kad būtų lygų 2 cm. Tai po 5 galima suklijuoti 4, po centimetrą, 2 ir taip toliau ir panašiai. Tada susirandam centrą, iš šono ir iš priekio. Tai va čia yra tas kaip skerspjūvis mano nupaišytas, 4 blokeliai, centriukas ir tada tą kampą, kuris pažymėtas punktyrais, reikia nupjauti, nušlifuoti, nudrožti ir visai kitaip tiesiog nuimti. Ir taip visus 4. Ir žodžiu, kai jūs jį pjausite, tai jūs negalite jo pjauti kaip kokios lentos, taip su kirviu, taip šmaukšti ir iš karto, jūs taip ne. Taip po truputį kaip kokį sūrį tarkuojama ir viskas bus labai negražu ir nelygu ir jūs labai išsigasit, bet be reikalo. Tada pasiemat stiprų švitrinį popierių, kokių 50 tankumo ir viską nušlifuojat. Jeigu dar kas nors liko nelygaus, glaistas, vėl šlifuoti, žodžiu, nereikia bijoti to negražaus darbo eigoj, nes visą tą su šita medžiaga galima bet kada panaikinti ir nuslėpti. Tai yra iš tikrųjų žiauriai lengva. Pa. Man ir čia čiulpa paukščiai. Čia tik turi būt? Jūs jas irgi girdit? Gerai, aš galvoju, gal čia tik man. Kita gal galima skaidrė. Tai va, dar viena paslaptėlė. Nu turit, sakykime, didžiulį ginklą, blokas, kaladė, bele kokią. Nu tai nejaugi klijuosit ten bele kiek tų gabalų PVC, visus drošit ir pranešit. Tai va, jis neprivalo būti pilnaviduris. Aš pasidariau šitą kūjį kaip dėžutę. Visą laiką klijavau krašteliais, briaunomis ir vien ta viršutinė dalis, neskaitant rankenos, buvo sudaryta iš apytiksliai 100 mažų detalių.
o atrodo kaip vientisas daiktas. Ir pakankamai lengvas, aišku, kai prikišau į vidų 6 batarkės ir Arduino ir dar daug ledų, tai nebebuvo toks lengvas, bet dėja buvo gražiai. Bent jau tilpo tą, ką reikėjo įdėti. Ir pavyzdžiui, šitas priekalas, kurį vežiausi į Eurocostą į Londone, jis yra didžiulis, jis yra va iki čia. Ir aš sugebėjau nusiųst, nes jisai visas yra irgi iš sienų, iš tiesiog paprastų iš 2 mm iškirptų sienų ir suveržtas varžtukais. Ir jis visas yra išrenkiamas ir būna visiškai gulšęs, išskyrus tą vieną šitą va detalę, kuri yra lygintuvo dydžio maždaug. Tai va, visas buvo plokščias. Taip kad, kaip sakant, think outside the box, it can be a box. Ir gal kitą galima. Ir čia prieš paskutinę mano skaidrę. Jeigu kam nors norite eiti, pasiruoškit. Ir čia viskas labai netelpančiai detaliai pavaizduota. Pirmam paveiksliuke yra tiesiog išpjauti PVC gabaliukai ir vienas iš jų viršutinis yra sulenktas. Tai yra pašildyta elektrinė orputė, pridėta prie stiklainio, užlenktas kampas, valio. Antra, jie yra suklijuoti ir kažkiek bandyta ten lyginti tos kraštus, bet kaip matot, tikrai dar nebaigta. Trečiam, ten nesimato, bet ten yra glaistas užteptas. Ir ketvirtam, tas daiktas yra jau tiek kartų šlifuotas ir nugruntuotas pilkų purškiamų gruntu, ir jis jau atrodo visai lygus. Ir štai čia mes turime glados kaukę, jau nudažytą. Čia žmogui reikėjo tokį padaryti, sukurtą. Tai va, aš tikiuosi, kad kažkas buvo visai aišku, visai naudinga ir įdomu, bent truputį. Jeigu ne, tai meluokit, kai mane sutiksit apačioj. Ačiū. Ir jeigu turėsit klausimą, jeigu norėsit daryti šitą medžiagą, kuri yra beje labai panašiai vorblą, labai tą garsą vorblą, bet ne iš tikrųjų yra visų pirma geresnė ir daug kartų pigesnė. Kvadrato kaina prasideda 2 mm nuo 21 lito, nežinau, kaip tai būtų eurais, bet sorry. Ir, žodžiu, tai yra daugybę kartų pigesnė, jūs ją paprasčiau dirbti ir jinai yra pasiekama Lietuvoje ir niekur reikia važiuoti visų. Tai va, iš šios galim pažiūrėti visus propsus, visus šarvus ir net scenos dekoracijas. Taip kad trumpas atsakymas į ką galima padaryti iš putinto PVC, cosplayui, tai būtų viską įsirūbus. Galima paskutinę skaidrę tada. Tai va, kai jums kas nors neišeis, o būtinai kas nors neišeis, tai galite ateiti čia, drusinėje kostui ir paklausti, ir aš jums pasakysiu, ką daryti, kad išeitų. Ačiū labai už dėmesį, gero renginio!